Planas buvo jį pasistatyti ne tik kaip vasarinį namuką poilsiui, bet kaip ir pilnai tokį gyvenamą vietą, kur galėčiau vasarą, žiemą ir pavasarį, rudenį gyventi. Čia strateguoti savo kelionės ir panašiai. Labai buvo svarbus momentas šiltos sienos, šiltos lubos, stogas ir faktas šildomos grindys. Leidžia tau komfortiškai gyventi, kaip ir nuosavam name. Nesvarbu, koks tai būtų metas, aš turiu čia šildymą, turiu visas savo buitinę techniką ir savo darbastalį ir, ta prasme, jisai dar plus yra valdomas. Tai nėra barža, tai yra asmeninio naudojimo laivas, jisai yra su 3 varikliais, su vairu. Aliuminis geras dalykas, bet kuom gal medis, bent asmeniškai man atrodė dar geriau, kad mes turime garso izoliaciją, nėra šalčio tiltelio, nes medis, ne aliumas ir gal kažkiek apdorojimas yra paprastesnis. Viskas bus sukalta su vinim ir su klijais, tai tų kažkokių poslinkių medienos, kas gal iš seniau yra senesnios tendencijos ar technologijos buvo tokios primityvesnės, dabar tikrai, manau, galima padaryti ir sandarų, ir tvirtą namą be deformacijų. Kažkaip medis mums atrodo taip optimaliausias variantas.